Sveiki įsijungę Kelionių po Latviją laidą. Dieną pradedame Ventspilyje. Ar jūs pasiruošę keliauti kartu? Išlipom dabar Ventspilį. Ir pats Ventspilis kvepia žiauriai skaniai kažkokiais riešutukais karamelizuotais. Aš bagažinėje sakau, ant galinės sėdynės turim riešutų iš vakarą. Aš galvoju, kad papyliau čia mašinai. Ne, čia Ventspilis kvepia riešutukais. Kažko, žinok, mes nežinom apie šitą miestą. Dėl to ir atvažiavom, sužinot. Esame prie Ventspilio informacijos centro ir sutikome Vivitą. Aš ėjau į vidų, sakau, labdien, hello, o Vivita sako... Labą dieną. Labą dieną, ir mes galvojom, tai kaip čia moka tik labą dieną, pasirodo, Vivita moka lietuviškai. Nu jūs jau tiek daug atvykstat. Tiesa, beje, norėjau sakyti, kad lietuviai labai myli Ventspilį. Šitam mieste, sako, yra daugybė karvių, kurios yra už tavęs. Įvairių spalvų, tai manau, kad bus įdomu tikrai ir tėvams, ir vaikams jas pamatyti. Tai ką? 28 iš viso. 28? Jo. Labai gerai. Puikiai, varom. Pažinti su Ventspiliu reikia pradėti pilnais pilvais. Tai atėjom dabar pavalgyti. Į seniausią vieną, beje, seniausių visoje Latvijoje pastatą, 17 amžiaus autentika, originalas. Šiaip juokiamės su Gide, kad Ventspilis yra kaip atskira respublika, nes jie turi čia ne tik savo, reiškia, maistą, pastatus, taisyklės, beje, savo valiutą, savo pinigą, tai netgi savo laiką skaičiuoja truputėlį kitaip. Jo, laiko juosta, neįtikėtina. Sako, mes vidurnaktį sutinkame ne taip, kaip jūs, lygiai 12. Naujus metus. Naujus metus, jo, sutinkame 12 valandų 33 minutės. Tai va. Savas laikas, savas taisyklės, savas Ventspilis. Sėdėm tokia pagrindinė Ventspilio senamiesčio aikštėje, groja muzika, čia vakare šitoje vietoje bus daugybė žmonių, nes mums Gidė papasakojo, kad šiandien vakare bus žiūrimos ledo ritulio varžybos. Įvertinsim, kaip šaltibarščius ruošia Latvija. Fainai, šiaip pirmą kartą valgysiu šaltibarščius, į kuriuos kiaušinis yra patarkuotas kiaušinis. Labai gerai. Tik, nežinau, minusas ar ne, šiuo metu man netrūksta, tai yra bulvės, nėra bulvių, net nešia bulvių. Gabrielė, nežinau, mes Vokietijoje ar Latvijoje, ar Ventspilyje, nes Labai geras klausimas. yra tokio dydžio, oh my god, tai yra didžiulis šnicelis. Tai va, vyras užsisakė burgerį. Šiaip labai juokinga, aš paprašiau be svogūnų, sakau, galima burgerį be svogūnų, turiu omeny žalius svogūnus. Bet man atnešė šalia indelėje svogūnų. Kaip gerai. Sako, čia linkėjimų nuo virtuvės, tu turi paragauti, tai yra karamelizuoti svogūnai. Tradicinė situacija. Gabrielė sako, ne, deserto mes tikrai nenorim. Mūsų šeimoje visada yra vienas žmogus, kuris nori deserto ir tai nesu aš. Kaip galima tokį desertą susakyti? Tai štai, ant mūsų stalo. Ponas ir ponai, brangus draugai, pasižiūrėkite. Tai yra crème brûlée. O dieve mano. Aš pirmą kartą matau tokį dalyką, tai yra... Apelsiną pirmą kartą matai? Crème brûlée yra apelsinė, ta prasme, apie ką mes kalbam. Wow, nerealu. Aš nieko nemačiau. Nagi pasako, kur mes čia esam. Esame Vizium, tokiame gamtos, fizikos, šviesos ir šiaip mokslo pastatas, kuris tikrai yra labai rekomenduojamas ir aktualus tiek suaugusiam, tiek ypatingai vaikams, kad jie suprastų, kaip čia tas pasaulis veikia. Jo, daug visokių interaktyvių užduočių, žaidimų, simuliatorių, interakcijų, kurios pamatysime viduje. Dabar bus eksperimentas su šaltu, sausu ledu, sausas ledas, kiek 79 laipsniai. Taip, šalčio. Bet kai palėtė ir truputėlį prispaudė jausmas, kad dega ranka ir sakė, taip ir turėtų būti, jeigu ilgiau palaikysi, Gabrielė, tiesiog liksi be delno. Už papildomą mokestį su šeima ar didesnė grupė jūs irgi galite iš arti stebėti tokius eksperimentus. Bet geras, aš pirmą kartą pilu dūmus į stiklinę, garus į stiklinę ir jie laikosi. Galvoju, kad toks, wow, centras skirtas tik tais vaikams, pasirodo, ne, čia net suaugusiems labai įdomu yra. Geras, atrodo, didelis lašas, iš tikrųjų tai yra dūmas tiesiog. Šis mokslo centras skirtas tam, kad nuo mažens vaikai domėtųsi gamtos mokslais, geriau suprastų fizikos, chemijos, inžinerijos ir technologijų procesus. Patiks visai šeimai.
čia pabėrė Glicerinas. kalio per manganato ir dabar paėmė antifrizo iš automobilio, jo, nes jame yra... Antifrizo. Ai, glicerino. Šitas Viziumo centras yra žiauriai fainas dėl to, kad čia vaikai nuo pat mažumės pradeda suprasti, ką reiškia atsiskaitimas kortelė, kaip vyksta apskritai apsipirkimas ir gyvenimas parduotuvėje. Vienas iš pavyzdžių, kaip naudotis kortelę, tai pavyzdžiui, imti ir įsigyti, pavyzdžiui, braškę. Taip, turim braškės QR kodas, bar kodą. Skanuojam, palauk, dabar išsiaiškinsim, ar mes protingi. Nuskanuojam. Nuskanavau. Nuskanuoju kortelę. Skanuoju čia braškę. Vieną braškę nupirkau. Ir va, sumokėjau. Ir sumokėjai. Čia dar vienas fainas dalykas, kaip vaikai pratinami prie, nori sakyti, ateities dabarties iš tikrųjų. Tai yra elektromobilio krovimo stotelė. Pridedi kortelę, išsitrauki laidą ir tą laidą prijungi prie atvaryto savo dviračio. Prijungi, viskas susimoki ir nueini savo, būdamas 6 metų, į kavinę gert pieno. Dabar esu ant kito atrakciono, kuris vadinasi patrauk save, jei gali. Čia reikia traukti virvę ir pakelsi save, ne, kažkaip. O, labai lengva, žinok. Pasirodo, aš sustiprus kaip šitą virvę. Wow. Atgal čia turbūt. Pirmas ratas, kai tu važiuoji blaivas, o antras, kas būna, kai esi pavartojęs. Kad jau blaivas, aš sunkiai vairuoju. Kaip, fainai. Nekrato per daug tavęs? Ne. Nice. Geras. Aš taip norėjau ant atrakcionų, beje. Nebaisu buvo? Ne, buvo nebaisu. Bandom iš tikrųjų pačiupinėti, kiek tai galim šią visą mokslo, gamtos, fizikos, chemijos erdvę. Aš nesu šitos erdvės dalis. Kiek tai galim sakyti? Žemės drebėjimo simuliatorius. Atsisėsim ir pajausim, ką reiškia, kai žemė dreba. Kad ekrane bus rašomas ir pagal Richterio skalės skaičius, ar ne, kokio dydžio ir stiprumo yra drebėjimas, ir netgi bus parodoma, kur toks žemės drebėjimas buvo ir vyko. Pasiruošę? Drebam. O, pirmas Richteris. Kol kas jausmas kaip traukinį, kuris užkliuvo už kažko. Dabar trečias pagal Richterį. Ketvirtas. Čia kai važiuoju su kokia, nežinau. Su vežimu varai per vieškelę, ne? O, čia normaliai minko 6. Dabar 6 pagal Richterio skalę. Dabar galime keltis į Haitį. 2010 metais sausio 12 dieną buvo 7 balų žemės drebėjimas pagal Richterio skalę. 8 pagal Richterį. Čia jau 9. 9,5 beje buvo Čilėje toks žemės drebėjimas 1960 metais. O dabar paskutinis ir aukščiausias momentas šiame simuliatoriuje 10 balų žemės drebėjimas pagal Richterio skalę. Tiesa, labai įdomus faktas. Visa laimė, kad kol kas tokių skaičių dar žemė nėra, kabutėse padovanojus mums žemės gyventojams. Šiuo metu jaučiamės kaip 2 sportbačiai ževyklėje besisukančiai. Jos bus nelabai malonus, nenorėčiau patirti gyvenime taip. Bet ačiū labai, buvo malonu. Esame pasaulio centre, o pasaulio centre pasirodo yra Ventspilis. Jeigu Lietuva turi Europos centrą, tai Latvija turi Ventspilį, kuris yra pasaulio centras. Ir šitam žemėlapį jis yra vidury. Iš tikrųjų, tai šis mokslo, gamtos ar ne biologijos, chemijos, laboratorijos, šviesos, greičio, žodžiu, gyvenimo centras, kurio pavadinimas yra Vizium. Iš tikrųjų, aš sakyčiau, yra labai tokia geras traukos objektas, gera vieta, kurioje gali atrasti savo ką veikti, savo atrasti erdvės ir kažką beje naujo, ne tik vaikai, bet ir suaugę. Toliau keliaujame po Ventspilį, kuris garsėja karvių skulptūromis. Jų mieste net 28. Tai kur ta čia karvė? Rodykite tą karvę. Ok, šiuo metu esame Ventspilyje prie molo. Atvažiavam prie molo ir dabar Gabrielė, kaip tokia lobių medžiotoja, su žemėlapiu bandys
išsiaiškinti, kur čia slepiasi karvės. Čia yra keliasdešimt karvių kažkur užslėptų Ventspilyje. Ir čia iš abiejų pusių yra krūva, žodžiu, prižymėtų karvių. Tu pasiemi žemėlapį, pirštu bedi kokią karvę nori pamatyti ir tada varai jos ieškoti. Nu, tai išrink gražiausią. Žinai, aš išrinksiu didžiausią. Didžiausią. Karvė jūrininkė. Va, pietinis molas. Tai kur ta tavo karvė, aš nesuprantu? Kur čia? Na va čia va tiesiai sako, eisi ir turėtum atsitrenkti, jo ten yra tiesiai jūros vartai. O, tai čia ta karvė? Čia ta karvė? Taip. Tokio dydžio? Taip. Wow. Ok, dabar atėjom iki tavo karvės jūrininkės. Nu, ne tavo, ne Ventspilio iš tikrųjų. Bet man labai patikusi ir jinai pirmoji, kurią aš norėjau pamatyti ir aplankyti. O kai jau ateini prieš tos karvės, gauni dar vieną bonusiuką. Va ten. Tiesų lygų gražų žavingą kelią, molo kelią iki pat Švyturio. Begaudinami karvės pagavom ir dar vieną labai irgi fainą lankytiną kelią, o dar tiksliau promenadą. Tai promenada, tokia pasivaikščiojimo gatvė, labai sako, faina čia ateiti saulės nuleisti, yra dviračių takas, naujai viskas rekonstruota, o šiuo metu esame ant tokio mechanizuoto laivo. Va, Gabrielė yra kapitonas. Suku! Kaip išsigandau. Vairą laivo, o čia prieki propeleris. Na ką, Kebrutė, radom dar vieną. Man pradeda patikti taip atrasti Ventspilį, numeris 19, ir tai yra karvė keliautoja, dėmesio, Sauliukai. Tu gali ten ant jos, man atrodo, atrasti tokių, reiškia, štampų, dar nematytų. Labai gerai, kol kas tai yra mano mėgstamiausia karvė keliautoja. Nu, o dabar žadėti įspūdžiai iš ledo ritulio žiūrėjimo ceremonijos. Latviai dievina šią sporto šaką. Vakarėlis jau prasidėjo. Latvijos ledo ritulio rinktinė dabar žaidžia prieš Kazakstaną ir dabar rezultatas yra 1-0 ir Latvija laimi. Iš tikrųjų, tai yra jų turbūt religija, tokia kokia mums lietuviams yra krepšinis. Vieni žiūri internetu ir jie mato anksčiau negu tie žmonės, kurie yra aikštėje. Ir sako, šitas žmogus Vilnius, kad tuoj bus antras įvartis. 2-0, jau 2-0. Geras, mes ką tik matyti anksčiau negu šitie žmonės mes įstatome. Jej, taip! Mes žinojom anksčiau. Taip, Latvijos vėliavėlės, 2 lietuviai, kurie jau pamilo Latviją ir lietuviškai kalbantį Vivita. Ačiū labai, Vivita, kad parodė. Prašom. Tai Vivita Paldies. Lūdzu, prašom. Ačiū labai ir iki pasimatymo. Iki. Viso. Atsisveikinę su gide, nakvyniai įsikūrėme istorinėme pastate, kuris yra pačiame Ventspilio centre. Sveiki atvykę į mano svečių namus, nakvynės namus. Kupfernams. Tokiuose svečių namuose mes esame. Autentika ir žavesys yra tame, kad šis pastatas stovėjo ir stovi jau nuo 1820 metų. Va, nedidelis kambariukas, o dabar einam patikrinti, kas matos per langą. 1820 metais tikėtina, kad čia karieta viena kita, žinai, pravažiuotų. Tai vakarą nusėdome restorane, vakarienį, kuris vadinasi Skroder Kroks. Žinau, kas čia yra, tai pasirodo šitam name. Kažkada. Išlaikyta tam tikra, žinai, autentika iš tikrųjų. Taip. Autentika, tematika ir jie laikosi tų senų, čia nepaleidžia senų laikų. Jo, čia anksčiau buvo siuvykla, siuvėjas kažkoks gyveno, kurio ir pavardė turbūt buvo Skroder Krogas, tai vat vietoj to namo dabar atsirado restoranas. Labai skanus maistas, jauki aplinka, gėrimai ir žinoma desertai. Kainos taip pat draugiškos, todėl verta sustoti, net jei Ventspilį tik pravažiuojate. Anksti ryte toliau lekiame atrasti Latvijos ir atsisveikiname su Ventspiliu.
Paprastas ir labai svarbus, aš sakyčiau, faktas visiems keliaujantiems ir atkeliaujantiems į Ventspilį. Tai Kupfernams yra labai patogus sprendimas apsistoti vien todėl, kad šis namas yra visiškam šio istorinio miesto centre. Tai reiškia, jūs savo kojytėm galite pasiekti bet kurį lankytiną objektą. Už sėkmingą pastato renovaciją šis statinys gavo Europos paveldo apdovanojimą 2007 metais. Viskas gerai? Prisisek. Nenori prisisek. O, prisisekėm. Važiuojam toliau jau į Latvijos šiaurės vakarus, į Kuržemę ir paliekam pajūrį. Pajūris liks mums už nugaros, varom dabar gilyn į Latviją. Pasibučiuojam ar važiuojam? Labai gerai. Kadangi mes abu esam radio didžėjai, tai mums radio klausyti nereikia. Mes patys kalbam ir patys dainuojam. Labas rytas, Latvijos anksti atsikėlė paukštužėlė, 8:39 minutės, geros nuotaikėlės visiems. Na dabar pasiklausykime gražios dainelės muzikėlės ir paskiau sugrįšime į eterį. Atlieka šitągi užsienio atlikėja Beyoncé kūrinuką populiarų. Ai, atsiprašau, sklydome. Geriau įteskime programą su Shakiros vienu iš kūrinių. Išjunkime radiją ir pagarsinkime pasakojimus apie meno muziejų po atviru dangumi. Mes atvykome į Pedvalės muziejų, kuris yra po atviru dangumi, arba dar kitaip vadinamas meno parku. Jeigu atvirai, tai yra daugiau nei 100 hektarų ploto erdvė, tai po atviru dangumi visą šią teritoriją, kuri iš tikrųjų nuoširdžiai yra skirta menininkams, tiesą pasakius, beje, netgi iš viso pasaulio. Taigi dabar esame prie vartų. Juodosios skylės, kolega. Juodoji skylė, taip vadinasi šitas įėjimas. Čia yra įėjimas į meno parką. Ir šio muziejaus šeimininkas, skulptorius, patyręs žmogus, kuris ir įkūrė visą šitą parką, sako, labai svarbu per ten įeiti. Kai ten įeini, patenki į kitą pasaulį, į tą meno pasaulį, bet jeigu iš jo išeisi per ten, kažką prarasi, kažkokia dalis liks tenais, dėl to būtina ir sugrįžti. Nu, tai panašiai kaip teleportacija į meno pasaulį, ne? Bandom? O, iš karto. Ką jauti? Iš karto geriau ant širdies. Aš jaučiu meną. Ateik ir tu. Kažin ar svarbu, kuria koja žengi. Ir priėjom beje ir Lietuvos menininko skulptūrą, kaip matot, padaryta iš akmens. Ir ši skulptūra yra Antano Obcarsko. Tai mes labai didžiuojamės ir džiaugiamės ir siunčiam linkėjimus mūsų Lietuvos menininkui. Tai šiuo metu mes darome tai, ką gali beje kiekvienas čia apsilankęs padaryti. Šių namų šeimininkas mums papasakojo, kad prasidėjus karui Ukrainoje, jis nusprendė iš tikrųjų Ukrainos vėliavą pakabinti ant beržų. Tai va, visi šitie beržai yra aprišti Ukrainos vėliavomis, tai yra toks asmeninis linkėjimas nuo kiekvieno svečio, kuris palieka savo gerą emociją ir siunčia du paprastus žodžius – Slava Ukrainai. Geruojam slavą. Užrišus mazgą svarbu apkabinti beržą ir užsimerkus sugalvoti norą skirtą Ukrainai. Ta daro dabar Gabrielė. Mūsų šeimoje visuomet reikia laukti ne manęs, o mano vyro. Visada aš susiruošiu pirma. Tai aš jau kaip ir pasiruošus žengti žingsnį ir grįžti į tą realybę. Iš menininkų pasaulio, bet kažkaip nedrąsu vienai be vyro. O jis kaip visada kažką. Sauliau, grįžkim į realybę jau. Palaukit, aš noriu pabūti dar šitam meno pasaulį. Viskas, per kur atėjom, per ten pat ir išeinam. Svarbiausia, nekertam kampų ir pasiimam visas emocijas ir visą įkvėpimą iš šito meno muziejaus po atviru dangumi. Labą rytą visiems. Ryto
Latvijos radijas klausytojams. Visai šalia Tukumo miesto galima rasti įspūdingus Jaunmokų rūmus, kuriuose ne tik švenčiamos vestuvės, bet ir organizuojamos ekskursijos. Nuo vieno muziejaus po atviru dangumi prie kito. Mūsų užnugaryje matote fantastinio dydžio ir grožio pilį. Kas liko šitoje pilyje, tas ir bus per amžius. Sienų neprakalbinsim, bet pamatysim iš vidaus dar vieną įdomų dalyką, dėl kurio verta atvažiuoti į šiuos rūmus. Tai yra į senovinių plytų krosnis. Viena ta krosnių yra išpuošta tokiais piešiniais, kuriuose galima pamatyti Rygos apylinkės, Rygos apylinkių gyventojus. Turbūt daugiau nei 100 metų senumo Instagramas. Ir tos plytelės beje ne šiaip savo taip pat buvo kurtos 19-20 amžiaus sandūroje, būtent Rygos 700-ojo gimtadienio proga. Beje, šią pilį prižiūri žavinga dama, kuri visus jūs ir mus tuo pačiu beje šiandien pasitiko ir daugiau bei plačiau parodys ir papasakos apie pačią pilį, apie pačius rūmus. Nu, čia ta krosnis, kur piešinėliai, pasirodo, čia ne tik Rygos apylinkės, bet ir Jūrmalos apylinkės. Šitie piešinėliai, savaime, suprantama, tokios būklės negalėjo išlikti daugiau nei 100 metų, jie yra restauruoti, buvo padaryta restauracija, to net galima prisiliesti prie istorijos dabar bežiūrint. Tai va, taip atrodė toks senovinis Pečiaus Instagramas. Kaip vasaros rezidencija skirta tiesiog medžiotojams vyrams, tai aš sakyčiau, kad židinys toks netgi per brangus. Kaip aš suprantu, paauksuotas iš aukso liestyti ir kad net negalima, bet atrodo tikrai labai žavingai. Pasirodo, Jaunmokų dvare šitoje pilyje yra ir ne vienas kambarys, kuriame gali pernakvoti. Įdomu, kaip atrodo lova, varom į vidų. Beje, kalbant apie kainas šių kambarių, kuriuos galėtumėte išsinuomoti, tai kaina yra 115 € viena naktis. Jeigu norėtumėte ir pusryčių, tai kaina būtų 131 euras. Ir visiems tiems, kurie, tarkim, bijo ekskursijų arba bijo, kad bus ekskursija jiems nesuprantama kalba, čia jūsų laukia audio gidas 4 kalbomis, iš kurių viena yra beje lietuvių kalba. Prieini prie skaičiaus, suspaudai jį ir tuomet klausaisi istorijos apie tam tikrą kambarį. Lietuvių kalba. Damų salonas. Tikrai romantiška vieta moteriškiams pokalbiams. Pilis buvo skirta, kaip jau sakėme, ne vasaros rezidencija, atvykti, norint pamedžioti, apsistoti, bet kartais galbūt ta medžioklė užtrukdavo ilgiau ir reikėdavo suprast, kad į darbą reikia pirmadienį. Tai tam skirtas yra darbo kambarys. Va. Tada tu pirmadienį pasiunti bičą ant arklio, sakai, pranešk visiems, kad aš pirmadienį dirbsiu iš namų, iš savo fazendos ir va, tai yra vieta, kurioje tai buvo daroma. Atsisėsdavo džentelmenas kėdę ir dirbdavo. Nuostabūs rūmai verti visos dienos apsilankimo. Kelionę po Latviją tęsime kitoje laidoje. Atraskite kaimyninę šalį kartu su mumis.